Nu tai sveiki, brangieji. Šiandieną mes Vilniui labai nuostabiam festivalis Skam kanklė. Nu ir atlakėm biškį pakamantinėti žmonių. Iš kur jie ir kaip jų gyvenimą atsirado folkloras, nu ir kuo palinkėtų šitam nuostabiam festivaliui. Tai iš kokio krašto esat? Iš Širvintų rajono Galvonų seniūnijos. Iš Panevėžio. Aš esu iš Skersabalių kaimo Kalvarijos savivaldybės. Dabar Vilnietė, bet šiaip iš Kauno, bet gimus Panevėžy. Jau daug metų gyvenu čia Vilniui. Mamos tėviškė, kur mokyklą lankiau Užpaliai, Utenos rajone. Dėl to galiu šnekėti uteniečių tarimi. Tėvelio tėviškė Panevėžio kraštis, šiek tiek kaip Panevėžė moku tarmės. Nu, pati gimusi Sibire, tai moku dar ir tų tarmių. Tai toks margumynas nemažas. Nuo Vilniaus ir Panevėžio. Iš Rokiškio krašto. Netoli Tamsta. Dabar gyvenu Vilniui, gimus esu Panevėžy. 18 metų gyvenu Panevėžy, 18 metų gyvenu Šiauliuose, dabar Vilnius. Aš iš Žemaitijos, bet dabar Vilniau gyvenu. O iš kur tiksliau Žemaitijos? Skaudėškė, Loreta, Mukaitė buvau, dabar esu Sungailienė, etnomuzikologė, nematerialaus kultūros specialistė, nematerialaus kultūros paveldą specialistė, į folkloro ansamblį Virvytė vadovė, 3 vakų motina, tikra Žemaitė, folklorininkė ir skamba kanklių dalyvė. Nuo Alytaus, biškį į šiaurę. Ten tokie geniai, karklynai. Nu žinai, aš esu atvažiavusi į Žemaitijos, bet esu jau Vilniau daugiau negu 30 metų. O į Vilnių atvažiavau dėl Vilniaus universiteto ir dėl Ratilio. Mes esame iš Ukmergės, folkloro ansamblio Pineva. Pineviškiai pirmą kartą dalyvauja būtent kanklėse. Aš toksai Žemaitės gimęs Klaipėdo, užaugęs ant Žemaičių plentą, kad prasidėt Klaipėdo, baigęs Vilnių. Šiaip tai aš iš Rietavo, bet gyvenu Vilniuje šiuo metu. Esu iš Sibiro. Taip, esu iš Sibiro, bet tėvai mano yra iš Kaišiadorių krašto. Tai va. Ir aš papuoliau į Kaišiadorių krašto vadovės ansamblį, būtent į Vilnelę. Tėvai nuo Aukštaitijos, nuo Molėtų, o aš tai jau nuo Vilniaus. Kaip jūsų gyvenim folkloras atsirado? Natūralia. Kaip natūralia? Natūralia. Iš bočių? Tai mamelė sopa ant rankų dainavo lopšienė žemaitiška, čiučiaulėlė, pajaudėlė, kas tai vrito be sopaus. Paskiau kitas dainas, Mona Baba, Barbora, Bova, Geidorka, Eje, į pagrabus geiduoti, visko. Nu, visi abudu tėva dainingi, giminės dainingas, visko. Paskiau iš Skaudą aš kėlusi, bet teka Palongo gyventi. Jaunystėje tada folkloro ansamblį pradėjau lankyti Palongo, vadinas Mėguva. Nu ir viskas, jau kaip į Mėguvą patenki, jau tada visam gyvenimo, tu iki gauni užkratą ir tada jau sergi visą gyvenim folkloro. Paskiau dar muzikos į teatro akademiją įstoji, etnomuzikologijos studijas pabaigi. Pabaigi tompi etnomuzikologų, ateini į Nacionalinį kultūros centrą dirbti, sukuri ansamblį, prisidara vakų, nusitrauki folklorą ir tada viskas, į taip gyveni laimings, patenkins, turtings didelė ir, kaip sakau, didelė tas daug džiaugsmo, laimės pridaud ir prasmės. Mano gyvenime folkloras atsirado tada, kada dukra išėjo iš namų, kai baigė mokyklą. Taip? Ir tada aš atėjau į vieną renginį, kur koncertavo Vilnelė. O renginys buvo apie partizanus, knyga buvo pristatymas. Ir aš pamačiau Vilnelę ir aš pasakiau, aš noriu į ansamblį. Ir tuo metu su manim buvo amžinatilsi profesorė Zinutė Gineitienė. Ir jinai sako, einam, aš tave supažindinsiu su Laimutė. Ir nuvedė pas Purlienę ir taip atsiradom Vilnelėje. Tai folkloras, gal kaip pas daugelį folkloristų, atsirado iš tėvų, iš senelių. Žodžiu, jo augi, šventės, viskas.
ir bandai po biškį čiupinėjai, prisidedi prie šventinių dainų, mano atveju muzikavimo. Tai mano šeimoje irgi viskas nuo tėvukų, nuo tėvų, dar būdama iščiose mamos girdėjau dainas, mama groja, tai ir mes kartu muzikuojam ir dainuojam. Aš tai atėjau į folklorą labai jauna ir graži, dabar aš tik graži. Tai folkloras atsirado šiaip, labai seniai ir labai norėjau dainuoti ir kažkaip pasirinkau folklorą, bet supratau, kad tai yra mano gyvenimas. Aš truputį anksčiau atėjau į tą seną mūsų ansamblį būdavau ir visą laiką man chorinis dainavimas netiko, man kažkaip prie liaudės labiau traukė. Tai va, ir dainuojam lygi šioliai. Atėjau dirbti ir prieš 30 metų, ar ne, Laimutė? Čia mūsų vadovė yra. Prieš 30 metų subūrė kolektyvą mūsų vadovė. Taip ir atsirado. Folkloras gyvenime atsirado mokykloje, nes mokykla turėjo folkloro ansamblį. Tai tiesiog patiko, nuėjau ir nuo pat paauglystės iki dabar. Dingo choras ir tada atsirado vakuumas ir užpildė folkloras. Folkloras, tai žinot, aš ilgai buvau užsienį, paskui pradėjau tautą, kaip sakant, mylėti. Ir tas, kas toks meilė tautai, tai yra folkloras. Kiek aš galiu padaryti. Čia labai ilga istorija. Su seneliu dainuodavom kaime, Rokiške. Paskui buvo Streiklėje mokykla, muzikos mokykla ir taip toliau. Ir paskui aš bendravau su Birutė Landsbergytė, kuri dirbo Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Ir ji man, kai aš mokiausi kaip fizikas universitete, ji man pasiūlė užsidirbti truputį. Ten, žodžiu, natas rašyti, transkribuoti iš juostų. Aš visai gerai užsidirbdavau. Aš kai ką, kas man patiko, persirašiau savo natom. Bet kažkaip aš vaikščiodavau pro tos skambakanklius ir man taip ne visai, kažkas ne visai tiko. Bet aš labai daug pritransskribavau. Tiesiog man įdomus pats procesas, kaip garsas natomis. Ir tada atsitiko toks dalykas, kai aš jau pradėjau dirbti kaip fizikas, mane vienas kitas fizikas, kursiokas, pasikvietė padainuoti. Vieną ansamblį, kitą, pirmą pradėjome nuo troleibusų, parko ansamblis, bet ten buvo toks įsenimas ir kažkaip nelabai patiko. Paskui galų gale mes patekom pas istorikus, Vilniaus universiteto istorikų ansamblis, Musteikis vadovavo ir iš karto išvažiavom į ekspediciją. Žiemą, kai buvo po kalėdų, metų žiemą. Aš patekau į tokią aplinką, tie žmonės, ne tai, kad ten muzika, žmonės, gyvenimo būdas, nors aš pats kaime truputį kaip ir augęs, bet nelabai prisiminiau tai. Aš pradėjau idealizuoti viską, ką jie daro. Ir jų tos, man buvo pasąmonėje kažkur tos visos intonacijos, tekstai kažkokie ir panašiai prisikaupę. Ir aš kaip ir iš karto pasidariau ekspertu. Žodžiu, rinkau tą tautosaką, ne tik muziką, bet ir kitus dalykus. Ir iš karto grįžau ir pradėjau dainuoti tame ansamblyje, paskui Musteikis nebespėjo, išėjo, aš pradėjau vadovauti tam ansambliui, visokios vakaronės, visi pradėjo mane kviesti visur ten kažko mokyti, ir taip visas tas ratas užsisuko ir, ilga istorija. Tai prasidėjo tai nuo tikriau pasakius, nuo 2 senelių. Vienas senelis dainavo labai aukštų balsų, mes prie menėjai sėdėdavom, mėnulis šviečia, jis dainuoja. Kai aš jojau, per žalių girelį, aukštai švietė mėnulis, o aš atitariu. O kitas senelis, jis buvo iš Suvalkijos daugiau pusės. Jis mane išmokė, nors aš šito nebeprisimenu, man tėvas priminė, kad pirmoji daina, kur aš išmokau, tai iš to senelio buvo Oi lekia, lekia, gulibių pulkelis, oi lekia, lekia. Tėvynės ginti. Tai tas kažkas manyje liko, o paskui kaip ir susiakumuliavo ir atgimė. Pirmą, aš nuėjau į tokius pasdainavimus
Pasakyti, kas juos organizavo? Gali. Lietuvos jaunimo Romuva organizavo, labai faina. Aš išmokau turbūt iš jų balso formavimą ir aplamai meilę turbūt dzūkiškom dainom iš tikrųjų. Nuo šito prasidėjo. Jo. Ir po to vėliau prisijungiau po kelių metų prie Ratilio ansamblio. Folklorė, kaip sakant, būna vieni žmonės, katri kažkon dirb daugiau patys, o kiti ir katri klauso. Aš prie tų klausančiųjų. Mani, taip sakant, ir tėvalis grąja su harmonika, ir mam dainiavo. Ir aplinka tokia buvo visa muzikinė, namuose bus vis instrumentą, bet muzikontų tokių profesionalų nebuvo, bet vis tokie pajudantis, kaip sakom. Tai va, tai taip toj bangoje praėjau visus gyvenimo tarpsnius, Klaipėdoje liaudis operos teatrį dainavau, paskiau chorė, paskiau ansamblį, paskiau folkloro ansamblį. Nuo 87 metų dainuoju visi ansambliai. Didesnė dalis repertuaro ir iš Raseinių, Kelmės rajonas, Šilalės rajonas, tai va, Pietų Žemaitija, kaip sakant, tie aukštaitė gražiai pramoka žemaitiškai dainuoti, dėl to, kaip sakant, mūsų ansamblis pusiau žemaitiškas. Iš tikrųjų turėjau tokią visada slaptą mintį, kad kai išeisiu pensiją, greičiausiai aš norėsiu turbūt dainuoti folkloro ansamblį kažkokiam. Atsitiko taip, kad atvažiavau į Vilnių ir apsigyvenau kaiminystėj Loretos Sungailinės. Ir kaimynų susitikimas pirmas, buvo gražus vakaras, tylus vakaras, buvo daug dainų ir taip atsiradau Virvytėj. Supratau. Kaip ir šeimoje, ir tėvai, ir seneliai, tai aišku, aukštaičiai turi savo ir dainavimą, ir pasakas. Pirmiausia, nuo to pradėjau, paskui įstojau Vilniaus universitetą. Čia toksai buvo labai gražus kraštotyros klubas Romuva, kuris jungė visų fakultetų, o kai ekspedicijas važiuodom, tai dar pasimdavom dailininkus, nes tada va, tokių fotoaparatų nebuvo, tai mums reikėjo, kad kas nupieštų, ir muzikus, kad užrašytų natas, nes įrašo irgi magnetofonai buvo, bet labai sunkus tokie. Na ir pamažu taip, ėjau, priejau, o dabar darbuojuosi Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, tam didžiajam Lietuvių tautosakos archyve. Tai jau sėdžiu ant paties pačiausio aruodo. Na, o jeigu galvojat apie skamba kanklius, tai čia irgi, jau kai mes įstojom studijuoti, tai buvo jis jau prasidėjęs tas festivalis, tai aš mačiau jį vos ne nuo pirmųjų metų, gal keletą ten metų. Tai iš pradžių, kaip sakysim, kaip besidžiaugianti žiūrovė, o paskui ir daugelio koncertų vedėja, ir scenarijų sudarinėtoja, ir buvo netgi po to, tai jau po visą Lietuvą, po visokius festivalius, ir iš pasakojimų, dabar jau truputį balsas prisėdęs, tai pasakojimai lieka, tai dabar dar kartais su storytellingu tenka, tai Ispanija, tai Estija, tai Latvija. Norėjau stoti Vilniaus universitetą, patekti Ratilio. Patekau į Ratilio, paskiau iš Ratilio į Virvytę. Ir taip patek. Per mano tėtį ir mamą, nes jie buvo folkloristai. Ir dabar yra. Tai paskutinis klausimėlis, ko palinkėtumėt šitam nuostabiam festivaliui? Visuomet gyvuoti ir gyvuoti per amžius. Kaip lietuvių tauta, taip ir festivalis toks turi būti. Tai nuostabus festivalis, kad jis gyvuotų ir dar už tai, kad jis pritraukia ir jaunimą. Tai yra tęstinumas mūsų lietuvybės. Dar 50 metų, mažiausiai. Aišku, gyvuot, bet pakilti truputėlį. Tai, manau, taip paprastai būtų galima, abudu sutiktumėm, kad šitą gyvuok ilgiausius metus, gyvuok ilgiausius metus, dalnelių imbių ir kelių trankių, dainelių skambių, šakelių trankių. Šitam nuostabiam festivaliui gyvuoti ir gyvuoti. Ir kad į šį festivalį kuo daugiau įsitrauktų tokio gražaus jaunimo kaip jūs.
Gyvuoti, aišku, ir kuo daugiau. Aš labai norėčiau, kad daugiau būtų jaunimo, jaunų žmonių, dainuotų ir pritrauktų dar daugiau, žodžiu, gyvuotų. Tu gali pasigyti, kad tu turi savo etnografinį ansamblį vaikų. Ukmergės rajono Šilo progimnazijos čiulbuonėlius mes turim ir aš labai svajoju kitą metą atvažiuoti su savo čiulbuonėliais. Tikėkime svajonės pildys, ačiū Jums labai. Labai daug šypsenų. Labai daug šypsenų. Aš palinkėčiau festivaliui, kad, paprasčiausiai, kad jis ir toliau tęstųsi tas formatas, kuris susigulėjo. Jis susigulėjo gana greitai nuo to laiko, kai prasidėjo tie festivaliai. Maždaug jis mažai ir keičiasi dabar, ta prasme, tas visas surinkti. Ta pati idėja, renginių, visų tipai ir panašiai. Tai, paprasčiausiai, kad tai tęstųsi. O kodėl sakau, kad tęstųsi, nes, ta aktyvioji, senoji karta vis dėlto, truputį suauga, sensta, išeina ir taip toliau. Norisi, kad to jaunimo būtų. Galima pasidžiaugti, kad jo yra. Jo yra ir yra tokių labai aktyvių, kurie tikrai tą veiksmą tęs. Bet čia viena atsigrįžo, pažiūrėjo, nors negirdėjo, kas sakė, bet matyt, telepatų dar vera tokie aktyviausia. Tiesiog mūsų kaip ir daugiau, mūsų karta platesnė šitą judėjime negu dabar ta jaunoji karta. Bet svarbu, kad kažkas būtų, kažkokie tie, lyderiai, kurie šitą judėjimą veda. Palinkėti, kad toliau gyvuotų ir kad toliau tai būtų ne tik patys tie ansambliečiai malonumą jaustų, bet ir pati, miestas matytų, čia kažkas vyksta. Ne tik Šaltibarščių šventė, nors ji irgi labai nauja, gera tradicija, aš labai džiaugiuosi. Bet vienu žodžiu, kad būtų toks pojūtis mieste, kad, kažkas tai tokio folklorinio vyksta. Gyvuotam žinai ir vežtis tokius fainus svečius, kuo daugiau svečių, labai malonu. Tai turbūt nebus labai originali, bet gyvuoti, nes tai labai graži šventė. Šitam festivaliau noriu palinkėti, gal ne festivaliau, gal žmonėms, kako jis neskaudėtum. Ir kad turėtum ūpą tokiom ilgom programom, arba kad tos programos biškį sutrumpėtum. Teko laimė daug metų jau dalyvauti, ir mes, taip sakant, ir toks liaudį posakis kaip atlaida. Susitink visi, be dėlių įpareigojim, vieni kitus pamatą, pasidžiaug, padainių, ir, kaip sakant, ir arbatos išgeri, prisimint kažko, ir ypač, ta bendrystė ir, kaip sakant, į koncertą, aišku, ir svečia, turim pasilyginti, konani dainių, šok. Tai va, čia yra nuostabus renginys ir dar jeigu orsų tam, tai yra pasaka. Nes šiaip dažniausiai mes pakliūnam ant Lietuvos. Gyvauti pasiutėjimą, tokį, kur, kaip sakyti, nesibaigtom nikumet. Vat jeigu nežinot, kas tas ir, paveizėkit į mūsų folkloro ansamblį Virvytė, kas ir šeimų ansamblis, folkloro ansamblis. Ir sužinosit, kaip su tokiu geru sveku pasiutimu gal gyventi ir įdomiai gyventi. Ir folkloras tampa, tokiu gyvenimo dalim. Labai prasmingai gera. Juk tu pats žinai, ne? Ačiū Jums labai. Supratau, tau reikės vertimą. Supratau, viskų gerai, viską supratau. Gera, susirukavom. Gera, sėkmės. Šitam festivaliui aš labai džiaugiuosi, kad jisai atjaunėja, bet kartu, kad paliko tą senąjį pamatą, kas buvo sudėliota, nes kiek mes naktų nemiegojom, dėliojom, kas turi būti, kas prisideda šis tas naujo. Tai aš linkiu, kad jisai vis labiau jaunėtų ir gausėtų, nes pati pradžia tai ir buvo ta, kad mums jauniems kažko pristigo. Pradėjom dainuoti, į žygius eiti, ekspedicijas, taip susidarė festivaliai ir
visada yra, dabar aš pati matau, kaip smagu, kai matau, kad jauni dainuoja, šoka ir man jau nėra visai būtina, sakysime, lipti į sceną, nes ko aš ten nemačius, ko aš ten nebūs ir tas dainas visą žinau, bet kaip gera pasidžiaugti vaikais ir vaikaičiais. Ačiū jums labai. Tai va, baigęs tas nuostabus vasaros atidarymo festivalis. Iškart norėčiau padėkoti visiems mano kalbintiems žmonėms, patys puikiai galite įsitikint, kokie fainus ir mėly yra mūsų tos lietuvėlą žmonas. Kad šiemet nebuvo, ar iš viso nėra buvę šitam festivalį, labai rekomenduoju apsilankyti kitas metas. Tai va, šiandien tiek. Iki.